Sausio 13 mes turime minėjimą, kurio minėjimo metu mes atiduodame pagarbą žmonėms, kurie žuvo už mūsų nepriklausomą valstybę, paaukojo savo sveikatą, bet kartu tame minėjime mes turime vieną tokią, sakyčiau, labai įdomų dalyką. Tame minėjime dalyvauja žmonės, kurie net neprisidėjo prie valstybės nepriklausomybės atkovojimo. Tame minėjime dalyvauja žmonės, kurie dar iki jo stojo į komunistų partiją, buvo aktyvūs jų veikėjai, kurie nedalyvavo atkūrimo sąjūdžio veikloje, kai kurie dalyvauja atkūrimo sąjūdžio veikloje, bet iš lyderio atėmė pozicijas. Ir va čia tada kyla klausimas, kur tada yra ta moralė. Ir va čia labai tada norėtųsi, kad Seimas būtų priėmęs jau šiandieną KGB išviešinimo įstatymą ir būtų priimta ir visa visuomenė galėtų susipažinti, o kas iš tikrųjų tie asmenys buvo tie, kurie prisidėjo prie valstybės niokojimo, kultūros, tradicijos, papročių, prisidėjo prie žmonių mūsų kankinimo ir tai būtų nuoširdus, atviras aktas, vat kaip vasario 16-osios, kovo 11-osios, sausio 13-osios įvykiai, tai būtų tokia didelė moralinė, manau, paskata ir šventė kartu. Bet sausio 13, vietoj to, kad mes švęstumėm su mūsų simboliais, ir sausio 13, kada buvo, aš labai ją prisimenu, nes tėvuką teko slėpti, ir žmonės rankoje laikė ką? Laikė valstybinę vėliavą, laikė vytį ir laikė ką? Herbą, ne? Nu, herbą Gediminaičių stulpų. Dabar žmonės laiko nizabutką. Tiesme, tarybinė rusų gėlė. Tai aš kaip sakau, grubiai, gegužės 9 diena, nes visiškai nesusijęs su jokių laikų, nes sausio 13 mes jokių gėlių neturėjom, o gegužės diena tai buvo nizabutka, ne, kai grįžo iš po antro pasaulinio karo, ir kad nepamirštų Rusijos vyrų, Rusijos moteris, dukros mamos, visiems eidavė nizabutkas. Ir jeigu jūs prisimenat, tarybiniais laikais eidavom į paštą ir būdavo vokai tokie, ne? Ir ta pati nizabutka, jeigu prisimenat, būdavo ant pašto, ant voko būdavo, jeigu prisimenat. Ir toks lengvai mėlynas toks fonelis nueidavo. Ir dabar ta nizabutka įteikinėja mano vaikams. Aš esu ją sulaužęs 2 kartus, vaikui pasakiau, tavo rankoje turi būti valstybinė vėliava, herbas, Gediminaičio stulpai. Tai yra, tu esi lietuvis, tai yra tavo istorija rašyčia ir tu turi. Nizabutka tai yra sugalvotas gaujos ženklas, kaip atskirti save. O žinote, kas Lietuvoje yra nizabutkos gėlės savininkas ir prekinio ženklo savininkas? Mėly mano, jūs nepatikėsite. Tai yra tie, kurie pavogė mūsų laisvę. Tai yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai, buvusi ministrė Monika Navickienė. Bei dar keletą kur. O žinote, kada nizabutką jie įregistravo? Dar būdami vaikai, moksleiviai ir studentais. 2004 ar 2003 metais. Jau tuo metu šita gauja grupuotė, jie galvoja, kaip išdalins gėlę ir kad jūs taptumėt jų žmonės. Ir šiandieną, žiūrėkit, paprastas dalykas. Jeigu tu nizabutkos neturi gėlė savo rankoj, tai reiškia, tu ne juosi. Tu esi vatnikas, kremlinis, tu esi šiukšlė. Bet jeigu tu turi nizabutką rankoje, o Vilniaus elitas visi laikys tą nizabutką, nes jie nori būti madingi ir patrauklus, ir jie minėjo sausio 13. Tai sausio 13 yra ne nizabutkos diena. Tai nors sako neužmirštuolė. Tai neužmiršti mes turime vėliavos, herbo, Gediminaičio stulpų. Tai yra tie 3 simboliai, kurie Lietuvą jungia 100 metų, 1000 metų, kur buvo tikėjimas, viltis, kad mes turim. To ir norisi man kažkaip tai palinkėti, kad jinai nebūtų naudojama kaip emocija sausio 13, nes jinai neturi jokio ryšio su sausio 13. Šita gėlė nėra Lietuvos simbolis.